Labadiena. Nuo naujųjų metų prasideda antrosios pensijų kaupimo pakopos reforma, kuri turės reikšmingų pokyčių apskritai kaupimo sistemoje Lietuvoje. Šia reforma siekiama suteikti gyventojams daugiau lankstumo, aiškumo ir pasirinkimo galimybių, atsižvelgiant į jų finansinę situaciją bei ilgalaikius žmonių tikslus. Pokyčiai palies tiek jau kaupiančius žmones, tiek dar tik svarstančius prisijungti prie antrosios pensijų kaupimo pakopos. Šiandien apie visą tai pakalbėsime su Sodros pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė. Labadiena. Sveiki. Taigi pradėkim nuo pradžių. Kam bus naudinga, kuo bus gera šita reforma žmonėms? Taip, kaip jūs jau ir minėjote, ši reforma yra įgyvendinama tam, kad atsižvelgiant į žmonių išsakytas nuomonės, lūkesčius, ją padarytumėm lankstesnę, patrauklesnę, tai yra, kad žmonės tikrai labiau norėtų kaupti ir taip pat atsirastų galimybių išsiimti dalį turto arba anksčiau išsiimti sukauptas lėšas, jeigu prie tam tikrų sąlygų. Tai vėlgi taip pat ir kiti dalykai turbūt apie kuriuos kalbėsimės. Yra pereinama prie savanoriško kaupimo modelio. Kaip pasireikš ta savanorystė, savanoriškumas? Taip, tikrai vienas iš svarbiausių pasikeitimų nuo naujųjų metų yra nebeliks automatinio įtraukimo, tai yra kas labai piktindavo, erzindavo nemažą dalį žmonių ir bus tik tai siūloma žmonėms, primenama žmonėms, kad reikia kaupti senatvei papildomai ir jie kviečiami sudaryti pensijų kaupimo sutartis. Tai yra Sodra maždaug antroje pusėje sausio, iki sausio 31, kaip įstatymas numato, išsiųs pakvietimus tiems, kam yra iki 40 metų, jie nekaupia, bet turi draudžiamųjų pajamų. Tai yra samdomi darbuotojai ir panašiai. Nusprendusiems likti antroje pakopoje arba naujai prisijungusiems prie antrosios pakopos, kokios bus įmokos, kokia įmokų tvarka? Taip. Tai kiekvieną mėnesį, jeigu jūs dirbate samdomą darbą arba jeigu jūs dirbat pagal individualią veiklą, kai deklaruojate savo pajamas ir yra mokami mokesčiai Sodrai, tai atitinkamai tuo pačiu metu yra priskaičiuojamas ir mokestis į antros pakopos pensijų fondą. Tai nuo gyventojo draudžiamųjų pajamų tai yra 3%. Aišku, po to galima mokėti ir papildomai, bet čia jau kita dalis yra. O pagrindinė dalis yra būtent tie 3%. Ir jeigu žmogus moka 3%, taip pat valstybė prisideda 1,5%, bet jau ne nuo žmogaus atlyginimo, o nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio. Žmonės taip pat galės pasiimti dalį sukauptų lėšų ir anksčiau laiko, ar ne? Kokia bus tvarka? Taip, tai jeigu, kaip sakyt, gyvenime nutinka įvairių dalykų ir, prireikia kažkokios tai didesnės sumos ir, pensijų fonde kaupiamos lėšos bent dalinai galėtų prisidėti prie žmogaus problemų sprendimo, tai tikrai nuo naujųjų metų atsiranda galimybė išsiimti 25% sukaupto pensijų turto, tik tai yra sąlyga, kad tai būtų nedaugiau negu pats žmogus savo lėšomis įmokėjo. Tai yra 25, tai yra tarsi ta viršutinė riba, bet iš tikrųjų, jeigu žmogus yra mokėjęs mažiau, tai gali būti ir ta mažesnioji suma. Žmogus jau sulaukia senatvės pensijos, ar ne? Ir kaip jam tada galima bus pasiimti tai, ką jisai sukaupė? Kokia bus tvarka? Taip, tai jeigu žmogus sulaukia senatvės pensijos amžiaus, arba jeigu jis gauna priimtas sprendimas jam mokėti išankstinę senatvės pensiją,
tai jisai kažkuria prasme kaip ir įvykdė savo įsipareigojimus, kaupė iki pensijos ir tada jau jisai gali baigti kaupimą, sudaryti pensijų išmokos sutartį ir priklausomai nuo to, kiek sukaupė turto, jis gali rinktis ar vienkartinę išmoką nori gauti, ar periodinę, o jeigu sukaupta suma yra didesnė, pavyzdžiui, 26 metais 16 785 eurai, tai yra minimali suma, nuo kurios jau reikia įsigyti pensijų anuitetą. Tai va, ir dar būtina paminėti, kad sulaukęs senatvės pensijos amžiaus žmogus, jeigu privalo įsigyti pensijų anuitetą, sukaupė didesnę sumą, tai prieš įsigydamas pensijų anuitetą jisai gali pasinaudoti galimybę, jeigu anksčiau nepasinaudojo, išsiimti 25%. Ir jeigu prieš pensinio amžiaus, tai yra jaunesni žmonės, išsiimdami 25% turėtų mokėti 3% atskaitimą, čia tarsi, kaip sakyt, mokestis už įsipareigojimų nevykdymą iki pensijos kaupti. Tai jau jeigu žmogus kaupia iki pensijos, iki senatvės pensijos amžiaus, tada jam šito mokesčio nereikės mokėti. Tai yra, sulaukęs pensinio amžiaus, jisai gali pasiimti dalį pinigų grynais, o už likusią pirkti anuitetą. Čia tiems, kas iki minimalios sumos sukaupė. Aišku, jeigu jisai yra pasinaudojęs šitą galimybę anksčiau, tai bus įvertinta skaičiuojant, tai vis dėlto ar jis privalo anuitetą įsigyti, ar gali išsiimti vienkartinę išmoką. Tai tas atsilieps, kaip sakyti, nebus tokios landos pasinaudoti anksčiau šiek tiek pasiimti 25%, o po to tarsi galbūt jau bus mažiau negu riba ir galėtum įsiimti. Ne, šitą, kaip sakyt, pasinaudota galimybė bus įvertinta. Paaiškinkit dar žmonėms, galbūt ne visi žino, kas yra tas anuitetas arba tos periodinės išmokos, ką tai reiškia. Taip, tai jeigu periodinės išmokos, tai yra ribotą laiką mokamos išmokos ir jas moka pensijų fondas iš žmogaus sąskaitos pensijų fonde, tai yra ten paskirsto daugiau mažiau lygiom dalim žmogaus turimus vienetus tame fonde ir kas mėnesį arba kas ketvirtį tą nedidelę dalį vienetų paverčia pinigais ir išmoka. Ir tokiu atveju tos išmokos kiekvieną mėnesį skiriasi, kadangi pensijų fondo vieneto kaina kiekvieną dieną keičiasi, tai ir išmokos bus kiekvieną kartą vis kitokio dydžio. Tuo tarpu pensijų anuitetas skiriasi nuo periodinės išmokos tuomi, kad jisai yra mokamas visą likusį gyvenimą. Tai yra žmogus kiek ilgai begyventų, iki 90, iki 100 metų, jam vis tiek bus mokama ir mokama ir mokama. Tarsi, jeigu pasiskaičiuotum, atrodo, jau tavo pinigai baigėsi, bet tau ir toliau mokės sodra. Todėl, kad, vėlgi čia mūsų aktuarai suskaičiuoja, tai kokio dydžio mes išmokas galim mokėti, kad užtikrintumėm tą galimybę mokėti visą gyvenimą. Ir šiuo atveju, ką sodra siūlo, tai pensijų anuitetai, jie yra stabilios išmokos, tai yra nekintamo dydžio. Aišku, jie gali būti indeksuojami, todėl kad mes pinigus irgi investuojame. Ir štai jau 3 metus iš eilės mes indeksavome anuitetus, tai, kaip sakyti, neatmestina, kad ir ateityje mes juos indeksuosim. O jeigu žmogus bekaupdamas mirtų, kas būtų tada su pinigais jo? Taip, tai kadangi pensijų fondas, jeigu tai pradėkime nuo truputį toliau, tai yra suneštiniai pinigai, jeigu bendrinė prasme tai investuotojų, jeigu tai yra pensijų fondas, tai pensijų fondų dalyvių sunešti pinigai ir tie pinigai atnešti yra žmogaus vardu investuojami ir žmogus kiekvienas turi savo sąskaitą tame fonde. Reiškiasi, tas fondas yra, kaip ir žmonių turtas, ar ne? Tai nėra kažkokio juridinio asmens turtas, tai yra žmonių turtas. Tai jeigu žmogus miršta, tai be abejo jo dalis atitenka jo paveldėtojams, nes tai yra žmogaus privati nuosavybė. Pakalbėkim apie apsisprendimą. Likti antroje pakopoje ar nelikti, ar išeiti. Pirmiausia, tai norėčiau paklausti tokio dalyko. Galbūt yra žmonių, kurie nežino,
ar jie dabar kaupia? Kaip jiems sužinoti ir jeigu kaupia, tai kur jie kaupia? Kaip jiems sužinoti? Taip, tikrai gana nemaža dalis žmonių arba jau nebeprisimena, nes galbūt prieš 20 metų pasirašė sutartį ir nepamena, galbūt jie susistabdė, o gal kaupia, o gal nekaupia, kur kaupia, nieko sako, neprisimenu, ir tikrai dažnai pasitaikantis atvejis. Tai visiems žmonėms rekomenduočiau prisijungti prie gyventojo paskyros Sodros interneto svetainėje, tai yra sodra.lt, ir ten viršuj, kaip ir visur kitur, matot mygtuką prisijungti, pasirinkat gyventojai ir iš karto pirmam puslapyje jūs gaunate informaciją tiek apie savo stažą, tiek apie savo apskaitos vienetus pensijai ir apie savo kaupimo situaciją. Ar jūs kaupiate, ar jeigu kaupiate, bet esate sustabdęs, tai irgi tas bus parašyta. Jeigu nekaupiate, tai tiesiog nekaupiate. Tai kaipgi žmonėms apsispręsti, likti ar išeiti? Čia yra labai individualus dalykas. Negalima pasakyti, kad būtinai likti ar būtinai išeiti. Visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kad kaupti senatvei reikia ir įvairiais būdais. Pensijų antra pakopa yra bene pigiausias masinis kaupimo senatvei būdas. Tai yra, jisai yra ir pigus, ir profesionalus, ir žmogui santykinai neskausmingas. Tai yra tik tai 3% mes atidedame savo pajamų senatvei. Tai iš principo kaupti reikia. Bet vėlgi, gyvenime žmonėms nutinka tikrai įvairių situacijų. Ir gali būti, kad tikrai žmogui reikia tų pinigų čia ir dabar. Ir kas ten bus senatvėje, galbūt tai jau yra tik antro prioriteto dalykas. Tai šiuo atveju tikrai reikia pačiam žmogui pasvarstyti, ką jisai darys, kai nutrauks kaupimą, kodėl jisai nori nutraukti kaupimą. Ar jisai mano, kad jisai geriau investuos, bet tada klausimas, o kaip jisai kaupia, ar investavo iki šiol pats savarankiškai, ar jisai tą moka daryti. Tai, tikrai, kaip sakyti, dabar labai geras laikas, kalėdų laikotarpis, šventinis laikotarpis, galima ir su savo artimaisiais, draugais, pažįstamais susitikus pasitart, pasikalbėti. Dabar kaip tik ir mes skaičiuoklę paleidome, su tom papildomom galimybėm, kad galėtumėm įsivertinti, kiek gausiu pinigų, jeigu pasitrauksiu, kiek gausiu pensijos, jeigu toliau kaupsiu ir panašiai. Tai tikrai čia labai individualu yra. Jeigu žmonės apsisprendė likti antroje pakopoje, ką jiems tada reikia daryti? Ar jiems apskritai reikia ką nors daryti? Tai čia, kaip sakyti, mažiausiai ką reikia daryti. Tiesiog stebėti savo pensijų fondo rezultatus kasmet, nes bendrovės kasmet teikia ataskaitas, kaip jiems sekėsi investuoti, ir tiek žinių. Ta prasme, kad domėtis savo pensijų kaupimu reikia. Tai naudinga vėlgi ir finansinio raštingumo prasme, nes žmogus daugiau sužino apie tai, kaip yra kaupiamos lėšos. O šiaip jeigu tą trumpuoju laikotarpiu, tai tada tikrai jokių prašymų nereikia daryti, nieko. Nebent tik tais pagalvot, o galbūt aš noriu kaupti daugiau. Jeigu žmonės apsisprendžia išeiti, dabar išeiti iš antrosios pakopos, pakalbėkime apie tokią situaciją. Ir dabar nuo metų pradžios įsigalioja vadinamasis tas periodas arba langas, jį visaip vadina, per kurį jie gali tai padaryti. Papasakokit, kokia tvarka per tą langą. Taip. Tai žmonės jau dabar skambina, rašo prašymus ir sodrai taip pat, kad aš noriu nutraukti pensijų kaupimą. Tai visų pirma, kadangi sutartis sudaryta su pensijų kaupimo bendrove, tai ir nutraukti kaupimą galima tik tai kreipusis į pensijų kaupimo bendrovę. Antras dalykas, įstatymas įsigalioja nuo sausio 1 dienos 26 metų, todėl šiandien pateikti prašymų negalima, galima tik tai nuo sausio 1 dienos ir pensijų kaupimo bendrovei. Bet ir tai nereikia skubėti sausio 1 ar 2 dieną pateikti prašymų, todėl kad sistema veikia taip.
Visą ketvirtį pensijų kaupimo bendrovė renka savo dalyvių prašymus ir surinkusi juos visus, apdorojusi, balandžio pradžioj, sakykim, jeigu tai yra pirmas ketvirtis kitų metų, suskaičiuoja, kiek jai reikia investicijų paversti pinigais, nes šiaip tai visos įmokos yra investuotos į akcijas, obligacijas, kitus fondus. Tai paverčia pinigais jau tada, kai žino, koks poreikis yra pinigų, kuriuos reikės pervesti sodrai ir žmogui. Ir tada tik tais priima sprendimą visiems žmonėms tą pačią vertę. Tai yra nebus taip, kad jeigu aš anksčiau pateikiau prašymą, tai man viena kaina, jeigu mano kaimynas pateikė ten mėnesių vėliau, bus kita kaina. Visiems žmonėms per tą patį ketvirtį pateikusiems prašymus, jie bus įvykdyti tą pačią kainą. Todėl tikrai skubėti nereikia, reikia pagalvoti, pažiūrėti, įsivertinti ir priimti tikrai tokį argumentuotą sprendimą. O kaip žmonėms žinoti, kiek jie atgaus pinigų dabar per šitą langą? Taip, tikrai girdime ir tokių, kaip sakyt, nustebimų iš žmonių, nustebusių reakcijų, nes žmonės įsivaizdavo, kad jie galės pasiimti viską, ką jie mato pensijų fonde jų vardu sukaupta. Tai yra, jeigu dabar atsidarė, kaip aš minėjau, Sodros svetainėje gyventojo paskyrą, kol kas jie dar nemato sukaupto turto vertės, reikia pensijų kaupimo bendrovės klausti. Tai nuo sausio mėnesio jau Sodros gyventojo paskyroje žmogus matys sukaupto turto vertę. Tai va ta vertė nereiškia, kad jūs šitokią sumą ir galėsite pasiimti. Kodėl taip yra? Kadangi žmogus nusprendžia nutraukti pensijų kaupimą anksčiau negu sukanka senatvės pensijos amžius, reiškiasi visos valstybės paskatos, visas valstybės prisidėjimas tam, kad jisai sukauptų pensijai, jisai negali būti žmogui išmokėtas grynais pinigais. Jisai bus pervestas į Sodrą ir paverstas pirmos pakopos pensijos apskaitos vienetais. Tai yra, tie pinigai vis tiek liks žmogui, bet tik tai kaip priedas prie jo senatvės pensijos. O žmogui bus išmokėta tai, ką jis savo lėšomis įmokėjo ir visa investicinė grąža. Tiek nuo Sodros įmokų, kurios anksčiau būdavo mokamos, tiek nuo valstybės paskaitos, tiek nuo žmogaus. Taigi, taip grubiai skaičiuojant, apie 30–40% bus pervesta į Sodrą, o likusi dalis išmokėta žmogui. Aišku, yra tokių atvejų, kad žmogui gali būti išmokėta ir gerokai mažiau, nes mes žinome nemažai atvejų, kai žmonės susistabdė įmokų mokėjimą, kai tik atsirado privalomas įmokų mokėjimas savo lėšomis, reiškia, jie neturi savo lėšomis įmokėtų įmokų, jie gaus tik investicinę grąžą. Tai tokiu atveju, ta dalis, kurie jiem bus išmokėta, bus ir gerokai mažesnė. Ar nuo žmogaus sutaupytų pinigų, kuriuos jis atsiims dabar, ar jam reikės sumokėti gyventojų pajamų mokestį? Taip, šioje vietoje šiuo atveju pereinamuoju laikotarpiu išmoka nutraukus pensijų kaupimą nebus apmokestinta jokiais mokesčiais. Tai yra, nei ten, sakykime, kai aš kalbėjau apie dalį pinigų išsiėmimo, kad ten 3% susimoki, tai šiuo atveju jokių mokesčių, tame tarpe ir gyventojo pajamų mokesčių nėra. Žmonės, kurie užsiima individualia veikla, jie turbūt irgi kaupia antroje pakopoje, kaip jie galės išeiti, ar jie galės išeiti iš tos antros pakopos? Žinoma, visi žmonės yra, kaip sakyt, vienodi lygiateisiai dalyviai, tik tai su individualią veiklą vykdančiais yra, toks subtilus niuansas. Kadangi dažniausiai jie pajamas deklaruoja vieną kartą per metus ir dažnai labiau link balandžio gegužės, tai jeigu jie pirmą ketvirtį parašys prašymą ir nutrauks kaupimą iki pajamų deklaravimo, reiškia, už praėjusius metus jiems jau nebereikės tų 3% savo mokėti, bet taip pat jie negaus ir valstybės skatinamosios įmokos. Tai
nežinau tiksliai nuo kada galima pradėti deklaruoti pajamas, tai jeigu žmonės suspėtų kokį vasario mėnesį deklaruoti pajamas ar ne ir sumokėti mokesčius, tai galbūt jie dar per pirmą ketvirtį spėtų gauti ir tą valstybės skatinamą įmoką, kuri prie jų pensijos vėliau prisidėtų. Jeigu ne, tai galbūt aš labiau siūlyčiau tada, jeigu jau tikrai nori nutraukti kaupimą, čia tik tai tiems žmonėms galvoti, kad galbūt prašymą geriau antrą ketvirtį pateikti. O jeigu iš antrosios pakopos išeitų labai daug žmonių, ar tai kažkaip atsilieptų tiems, kurie kauptų toje pakopoje toliau ar naujai prisijungtų? Kadangi didžioji dalis investicijų pensijų fonduose yra labai likvidus turtas, tai yra pasaulio rinkos yra tikrai, kaip sakyti, neišsemiami aruodai ir tie mūsų 10 milijardų, kiek šiuo metu yra pensijų fonduose sukaupta, tai tikrai nėra esminė įtaka, net jeigu visi 10 milijardų išeitų iš rinkos. Aišku, turbūt ne per vieną dieną visa ta suma šita būtų atsimama. Ir jau pensijų fondų valdytojai, jie tikrai pasiruoštų jausdami, koks nusimato srautas išėjimo. Tai kalbant apie tai, tiems liekantiems situacija nesikeičia, nes jeigu turtas yra parduodamas kažkokia tai verte, tai tą vertę gauna ir tie, kas lieka, ir tie, kas išeina. Tai yra, paveikia ir tuos išeinančius tą kainą. O po to sekančią dieną, žiūrėk, galbūt rinkos atsistato, jeigu ten buvo kažkoks tai pakritimas ir jau tiem, kurie liko, situacija yra geresnė. Tai, kaip sakyt, mes pasauliui įtakos nepadarysime ir tikrai žmonės gali būti ramus ir nebijoti, kad jeigu jie pasiliks pensijų kaupime, tai jie prisims savo visus nuostolius. O galima išeiti iš antrosios pensijų pakopos, atsimti pinigus ir vėl sudaryti sutartį ir vėl kaupti antroje pensijų pakopoje. Ar taip galima? Kaip ir galima, nes įstatymas nenumato, kad būtų kažkoks tai periodas, kuriuo negalima sudaryti naujos pensijų kaupimo sutarties. Tai matyti, jeigu žmonės nori pasinaudoti galimybę išsiimti didesnę sumą, kaip aš minėjau, yra kažkoks poreikis, kad čia ir dabar gaučiau tuos pinigus, o po to sugrįžtų kaupti, tai tikrai yra visiškai įmanomas scenarius. Ir kaip aš minėjau, kaupti senatvėje reikia ir čia yra vienas iš tų būdų, kuris yra tikrai efektyviausias masinis būdas. Pakalbėkim tada apie tuos žmonės, kurie kaupė antroje pakopoje ir jau yra išėję į pensiją. Jie tada greičiausiai, tik turbūt gauna, pavyzdžiui, periodinės išmokas arba turi anuitetą, bet tarkim jų netenkina tai, ką jie dabar turi. Ar jie dar gali kažką pakeisti? Taip, tai kalbant apie pensinio amžiaus žmonės, čia yra kelios grupės žmonių. Yra tie žmonės, kurie paprasčiausiai dar nenutraukė kaupimo, tiesiog nėra pas mus jokių terminų, iki kada tu turi kaupti ir kada jau tu turi išeiti. Žmonės patys nusprendžia. Tai tikrai yra nemaža dalis žmonių, kurie ir toliau kaupia. Tai tiems žmonėms galioja lygiai tokios pačios sąlygos, kaip ir nesulaukusiems pensinio amžiaus, tai yra, jie gali pasinaudoti tuo pereinamuoju laikotarpiu ir nutraukti pensijų kaupimą ir pasimti dalį lėšų, o dalis jiems būtų priskaičiuota prie jau gaunamos pensijos. O jeigu žmogus jau yra sudaręs išmokų sutartį, tai čia yra tik tai 2 išimtis. Jeigu žmogus įsigijo periodinę išmoką, tai yra vėlgi, tie pinigai vis dar yra pensijų fonde ir vis dar yra žmogaus vardu, reiškia, tik tai jam dalimis yra išmokama. Tai čia yra gana nesunkiai apskaičiuojama, tai kiek jis galėtų pasimti, jeigu norėtų vienu kartu viską pasimti. Tai yra, įstatymas numato, kad šie žmonės gali parašyti prašymą, kad jie nori nutraukti periodinių išmokų mokėjimą ir atsimti likusią neišmokėtą pensijų fonde sumą
vienkartinė išmoka. Sudėtingiau yra su pensijų anuitetais, todėl kad žmogus jau įsigijo paslaugą, už ją sumokėjo, tie pinigai pateko į bendrą katilą, į fondą ir tai jau nebėra jo pinigai. Jisai turi sodros įsipareigojimą visą gyvenimą mokėti išmokas. Tai kaip šitokiam žmogui galima atiduoti pinigus, nes jis jau pinigų neturi. Čia panašiai kaip daiktą nusipirkus, po to sakyti, aš jums grąžinsiu daiktą, bet jūs man atiduokit pinigus. Jau taip neišeina, nes jau tu pradėjai naudoti tą daiktą. Yra tas laikotarpis grąžinimui, tai kaip ir anuitetą įsigijus, yra 10 darbo dienų apsispręsti, ar tu nori atsisakyti anuiteto ir viskas, o toliau jau tu gauni išmokas. Bet yra nedidelė dalis žmonių, kuriem politikų sprendimu vis dėlto mes turėsime grąžinti tam tikrą pinigų sumą, jeigu jie to paprašys. Tai yra tiems žmonėms, kurie šiaip jau sukaupė mažiau negu suma, už kurią jau reikia pirkti anuitetą. Tai yra, jie įsigijo savanoriškai, pasirinko vietoj periodinės išmokos gauti anuitetą. Tiems žmonėms mes vienkartinę išmoką išmokėsim. Tai negalima skaičiuoti taip, kad aš įmokėjau 10 000 eurų, man jau išmokėtas 1000, reiškia, jūs man grąžinti 9. Ne, ir čia yra šiek tiek sudėtingesnis variantas, tai yra, mes turime skaičiuoti, kad nenuskriaustumėme ir fonde liekančių žmonių, bet ir kiek galime maksimaliai atiduotumėm šitiems žmonėms pinigus. Tai jeigu yra atidėtasis anuitetas, tai atidėtąjį anuitetą įsigijęs žmogus maždaug apie 15–16% perveda į sodrą, o likusi dalis pinigų lieka pensijų fonde ir mokama periodinėmis išmokomis. Tai čia viskas aišku, kas yra pensijų fonde, žmogus gali pasiimti, tas, kas buvo pervesta į sodrą, tie 15–16%, tie jau lieka sodroje. Tai yra, suma sumarum apie 84–5% gali atsimti. Su standartiniais anuitetais, tiek paveldimais, tiek nepaveldimais, mes turėjom labai daug diskusijų su savo pensijų anuitetų fondų taryba. Ir irgi priėjom tokios nuomonės, kad mes jiems turėtumėm grąžinti kažką panašiai, apie 80 kelis procentus. Taigi mes pasiūlėm tokį metodą. Mes visus standartinius pensijų anuitetus perskaičiuojame, tarsi tai būtų standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu laikotarpiu iki 85 metų. Suskaičiuojam, tai kokio dydžio tada būtų išmokos, kiek tokių išmokų išmokėtumėm iki 85 metų, paskaičiuojam, kiek mes jau išmokėjom ir skirtumą išmokam žmonėm. Tai tokiu atveju gaunas, kad maždaug 83–84%, jeigu taip lygint žmogui su savo įmokėta suma, jisai gautų iš mūsų. Ir ką pabaigai galėtumėte pasakyti Lietuvos žmonėms? Pirmiausia, neskubėti. Pirmiausia, pagalvoti, kodėl aš noriu priimti vieną ar kitą sprendimą. Ypač jeigu noriu pasitraukti ir nebesugrįžti pensijų kaupimą. Ką aš darysiu, kai ateis senatvė ir neturėsiu pakankamai pinigų oriai gyventi. Pasinaudoti prognozuojamos pensijos skaičiuoklę, kuri leidžia palyginti scenarius, jeigu aš kaupsiu ir jeigu aš pasitrauksiu iš kaupimo. Ir įsivertinti, ar man patinka tai, ką aš matau, jeigu priimsiu sprendimą, kad nekaupsiu, pasitrauksiu iš kaupimo. Ar vis dėlto aš manau, kad man reikia kaupti, aš noriu didesnės pensijos senatvėje. Nes pasižiūrėjus į vakarų patirtį, čia mes jokio dviračio neišrandam. Ten visi taip savo senatvę rūpinasi, yra 1, 2, 3 pakopa ir todėl tos pensijos yra didesnės ir žmonės gyvena geriau. Taip, mes šiandien irgi norime vartoti, bet mes žinome, kai atlyginimą pakelia, atrodo, pirmus mėnesius jo yra pakankamai daug, o po to pradeda trūkti. Tai lygiai taip pat ir su santaupomis. Jeigu 1–2 mėnesį atrodo, man tie 3% nurašyti yra daug, o po to tu pripranti ir tu jau net nebepastebi galbūt, kad jie yra nurašomi. Tai todėl, tikrai galvočiau, kad kaupti reikia, jeigu ne šiandien, tai rytoj, gal kitais metais.
Dėkoju Jums už pokalbį. Apie antrosios pensijų kaupimo pakopos reformą kalbėjomės su Sodros pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.